be the one to set you free. Esi vienas iš ilgiausiai žaidžiančių komandoje žaidėjų. Ar galėtum palyginti sezonus šį sezoną su kitais? Šitas sezonas buvo tikrai neprastas. Komandai buvo neprastas. Visą laiką ieškojom toj komandai, tikros komandos, manau, šiandien atradom. Bet galas rezultatas buvo nekoks. Tai toks įvertimas drąsinis. Ar turite lyderių komandoje, ne tik žaidimą, bet šiaip bendrai? Tai manau, yra ten senisi tie žaidėjai, kurie jau ten po 3-4 sezonus lošia. Yra lyderiai. Ir kaip vertini patį čempionatą, jis įdomus? Jo, šiandien buvo gal pats įdomiausias čempionatas. Ir turbūt dar bus, manau, gal bus kokių netikėtumų, tai manau, geras buvo. Ir kaip manai, kas laimės? Galbūt Alytus, bet aišku būtų smagiau, kad ketvirtfinalį būtumėm pralošę čempionus. Kaip vertinate šių metų sezoną? Pagalvoti reikia čia dar. Visą sezoną. Galutinis pažymys turbūt nėra geras. Ne pats geriausias sezonas. Nebuvo jis visas blogas, bet tas paskutinis etapas tiek mums netikėtas, tiek daugiau turbūt, tiek žaidėjams, tiek treneriui. Tokias šiai dienai slogias nuotaikas, slogiom nuotaikom nuteikė. Tai vertinčiau sezoną vidutiniškai. Kodėl komandos žaidimas buvo banguotas? Banguotą komandos žaidimą galėtume vieną iš priežasčių įvardinti, kad tai yra jauna komanda, o pas jaunus žaidėjus dažnai būna, kad
žaidžia labai gerai arba žaidžia labai blogai. Tai patyrę žaidėjai jau nebebanguoja, ta linija tiesesnė būna, o pas jaunimą jau tai būna. Ką šiame sezone išskirtumėte savo komandą, kas daugiausiai prisidėjo? Galbūt net neteina į galvą tokia pavardė, kuri būtų išskirtinė, kuri ten daugiausiai būtų prisidėjęs, nes mes ruošiame šiam sezonui būti komanda, žaisti komandinį žaidimą, kiekvienose rungtynėse turėti kuo įvairesnių ir kuo daugiau lyderių. Todėl tokio išskirtinio galbūt žmogaus nebuvom. Taip pat jaunesni žaidėjai, kai kurie kiti žaidėjai jau iš seniau turi patirties, tai kažko tai, kad išskirti vieną net nelabai turėčiau ką išskirti. O kaip pats čempionatas įdomus, sakykim, žiūrovams, sirgaliams? Na, čempionatas įdomus. Be abejo, žiūrovų tik tai sulaukiam paskutinėse rungtynėse daugiau. Aišku, šio čempionato, kaip pasakyti, sistema, tai mes niekada nesame už šitą sistemą, bet kadangi komandų daugiau norėjo tokios sistemos su atkrintamosiamis, tai todėl šis čempionatas toks. Tai šiaip įdomus, manau, kad dar bus ir įdomu toliau, bet aš esu kitos sistemos šalininkas vardan sporto, kad tas rankinis vystytųsi kiekvieną dieną, o nebūtų įdomus tik tai lemiamuose kovose, kad kiekvienos rungtynės būtų tam tikra prasme lemiamos ir kad į kiekvienas rungtynės eitų tie žiūrovai. Aš už tokią čempionato sistemą ir už tokį čempionatą. Ir kaip manote, kas taps čempionas? Kas taps čempionais? Aš numanyti yra sunku, įvairių gali atsitikti scenarijų, bet aišku, kad aš norėčiau, kad taptų čempionais Klaipėdos Dragūnas, nes manau vienareikšmiškai, kad jie yra labiausiai verti čempionų vardų dar kartą. Iškeliu atgal. Puosimą Ir gerai. atgal vos paeit. O, Gerai, viskas. Normaliai atrodo. Normaliai. Toliau ar arčiau? Rezultatas. Pasakyk dabar, kas tau yra rankinis? Rankinis yra mano gyvenimo dalis. Kol kas dabartinė savo gyvenimo neįsivaizduoju šios sporto šakos. O kodėl atėjai rankinio žaisti? Nes sakė, kad žaisim kvadratą.